Labas rytas pirmadienį, birželio 28-ąją. Kviečiu apžvelgti šio ryto spaudą. Visuose šiandienos laikraščiuose pagerbiamas šeštadienį šį gyvenimą palikusio pirmojo Lietuvos prezidento Algirdo Brazausko atminimas. Lietuvos rytas rašo: garbintas ir keiktas, vienų vadintas tautos gelbėtojų, kitų išdaviku. Keitė šalies veidą ir istoriją, bet niekada taip ir nesulaukęs viešos tautos padėkos. Lietuvos politikos patriarchas pralaimėjo ilgas grumtynės su liga. Plačiau apie tai rašinyje Algirdas Brazauskas: viską dariau, kaip liepė sąžinė, širdis ir protas. Dar viena Lietuvos ryto publikacija. Degalinėse renka indėlius. Užsukai degalų, paskolink pinigų ir pilkis į baką palūkanas. Į tokį degalinių tinklo siūlymą atkreipė dėmesį finansų rinkos prievaizdai. Jie pradėjo tyrimą. Verslo žinių publikacijoje Kanai brėžia rinkodaros tendencijas rašoma, jog 57-ąjame Kanų liūtų festivalyje ypatingas dėmesys skirtas skaitmeninėms technologijoms ir socialiniams tinklams. Pristatyta 3D reklamos galimybės kine, garsinė kino reklama be vaizdo, Dolby 7.1 garso technologija. Taip pat verslo žiniuose rašoma, norint plėtoti šalies ekonomiką, vien vietinių bandelių kepimo verslų nebeužtenka, tikina specialistai. Lietuviams šiandien tinkamas laikas imtis kiek globalesnių idėjų. Priemonių tam esą yra, tik paskatinimo ir pagalbos trūksta. Plačiau apie Londone praėjusią savaitę pasaulio lietuvių ekonomikos forume prisistačiusių 7 technologijomis užsiemančių lietuviškų įmonių veiklą ir lūkesčius publikacijoje versliesiems tereikia parodyti tinkamą kelią. Ir savaitraštis Veidas. Dalios Grybauskaitės suteikta viltis, kad galime pakeisti savo valstybę, per metus neužgeso, bet ir nepradėjo materializuotis, teigiama publikacijoje, kurioje išsamei diskutuojama apie prezidentės valdymą. Ar prezidentė per metus bent kiek pakeitė Lietuvą? Dar vienas Veido rašinys. Lietuvoje pridėtinės vertės mokesčio lengvatų kur kas mažiau negu Europos Sąjungoje. Nors Lietuvos vyriausybė nuolat kartoja, kad šios lengvatos iškraipo konkurenciją ir nelemia galutinės kainos vartotojui, kitų Europos Sąjungos šalių valdantieji mano kitaip. Europos Sąjungos narėse pridėtinės vertės mokesčio lengvatos taikomos vidutiniškai 11-12 grupių. Šiandien tiek. Darbingos jums savaitės pradžios.